susirgo caro sūnus. Sūnus nustojo valgyti ir gerti, o visi gydytojai gūžtelėjo pečiais ir sakė, tai labai rimta liga, bet mes nežinome priežasties, nes reikia pašalinti priežastį, o tada spręsime pasekmes. Jei spręsime pasekmes, jis gydysis visą likusį gyvenimą, kaip šiuolaikinėje medicinoje. Visą gyvenimą ant tablečių ir vaistų. Medicina pasiekia aukščiausią lygį. Jei jūs susirgote, būsite gydomas amžinai, nes jie nežino ligos priežasties. Ir taip, tada jie pasišaukė vieną išmintingą žmogų ir pasakė, nors nesate gydytojas, ar jūs galite padėti? Jis atsakė, galiu. Jis priėjo prie sūnaus ir pradėjo į jį žiūrėti. O caro sūnus Carevičius nusisuko nuo jo. Kas tau skauda? Oi, atstok! Išminčius nusišypsojo ir tarė, aišku. Jis paprasčiausiai įsimylėjęs iki ausų. Kaip tu sužinojai 5:10? Aš pats buvau jaunas. Jis paprasčiausiai iki ausų įsimylėjęs. Ir matomai tam yra kokių tai kliūčių jo meilės santykiuose. Aš manau, kad šios kliūtis yra tame, kad jis įsimylėjęs paprastą merginą. O kadangi jis yra Carevičius, jis supranta, kad niekas niekada neleis ją vesti. Ir caras tarė, kokios problemos? Tai žinoma, aš dėl sūnaus nors ir 100 paprastučių, 1000 paprastučių. Tai mano įpėdinis. Ir jis tarė, mums paprasčiausiai reikia ją surasti. Kaip mes ją rasime visoje valstybėje, visoje imperijoje, čia visa žemė. Jūs ką, juokaujate? Tai taip lengva ir paprasta. Suraskite man žmogų, kuris bent jau gerai žino gatvių pavadinimus šiame mieste. Ir jie rado kažkokį taksistą Rikšą. Rikša žinojo. Jis pasikvietė Rikšą, garsiai tark visų gatvių pavadinimus. Ir paėmė Carevičiaus pulsą. Ir kai buvo paskelbta gatvė, kurioje gyveno jo mylimoji, jo širdis ėmė stipriai plakti. Viskas gerai, ramiai ir užrašė. Tada sako, bet juk ta gatvė tokia didelė, ten tiek daug žmonių, o sūnus nevalgo jau visą mėnesį, jis tuoj mirs. Palaukite, nemirs. Dabar sakykite visų moterų vardus. Ir laikė už pulso. Jie šaukė visų moterų vardus ir kai ištarė tą vardą, jo pulsas. Viskas ramiai ir užrašė. Lygiai po pusvalandžio buvo rasta mergina tokiu vardu ir kai ją atvedė, Carevičius pradėjo jaudintis. O daktaras Išminčius, jis nebuvo daktaras, bet Išminčius pasakė, prašau, paslaugykite sergantį Carevičių. Ir Carevičius labai greitai pasveiko. Iškart pradėjo valgyti, pasidarė linksmas ir karalius pagalvojo. O tu dieve mano, visi tie gydytojai yra niekam tikusios asmenybės. Išminčius tikrai mato reikalo šaknį. Bet kokia veikla, kuri neveda žmogaus į pamaldumą, bet koks pamaldumas, kuris neveda žmogaus į religingumą, bet kokia religija, kuri neveda žmogaus į apsivalymą, bet koks apsivalymas, kuris neveda žmogaus į žinojimą, bet kokios žinios, kurios neveda žmogaus į atsižadėjimą, bet koks atsižadėjimas, kuris neveda žmogaus į atsidavimą Dievui, bet koks atsidavimas Dievui, kuris neveda į meilę Dievui, yra tuščias laiko švaistymas.